Taigi, paskutinėje trečiojoje mokymų dalyje mes pabandysime kartu pavertinti praktiškai hipotetinę informacinę sistemą, jos svarbą. Ir šiam pratimui buvo pasirinkta projektų valdymo informacinė sistema. Na, kadangi projektai, jie daugiau mažiau yra suprantami visų sričių specialistam, su projektais turbūt ir jų valdymu esam susidūrę dauguma iš mokymo dalyvių. Na ir šios projektų valdymo informacinės sistemos tikslas būtų informacinių technologijų priemonėmis centralizuotai kaupti, tvarkyti duomenis skirtus projektų valdymui, stebėsenai ir kontroliai. Ir pagrindinės funkcijos būtų būtent kaupti, saugoti, apdoroti, sisteminti ir kitaip tvarkyti informaciją apie vykdomus projektus. Dabar, kad būtų šiek tiek aiškiau, kad šita sistema yra naudojama ne vienos, o kelių institucijų, tai daroma prielaida, kad šios sistemos vartotojai būtų ministerijos, o valdytojas ir tvarkytojas pagrindinis būtų būtent ministerijų gyvenamus projektus, stebinti ir kontroliuojanti instituciją. Taigi mes faktiškai turim vieną kontroliuojančią instituciją, kuriai ministerijos per šią sistemą pateikia duomenis apie savo įgyvendinamus projektus, stebėsinai, kontroliai, tam tikrų sprendimų susijusių su šių projektų vykdymu priėmimui. Tačiau pačios ministerijos, jos dar paraleliai gali turėti ir kitus įrankius projektų valdymui naudoti, jeigu jiems, pavyzdžiui, neužtenka šitos sistemos funkcionalumų. Dabar ši sistema turi savo nuostatus ir šiuose nuostatuose yra saugomi tokie duomenys apie konkrečius projektus. Pirmiausiai, viena iš duomenų grupių yra pagrindiniai projekto duomenys, tokie kaip to projekto pavadinimas, jo trukmė, projekto vadovo vardas, pavardė. Tai čia jau matome, kad šitoje duomenų grupėje mes turėsime ir asmens duomenis, į ką reikia atsižvelgti atliekant šios informacinės sistemos svarbos vertinimą. Taip pat projekto pradžios pabaigos data, etapas, kuriame yra šis projektas, bei projekto tikslas. Antra duomenų grupė yra biudžeto duomenys, tačiau čia verta paminėti, kad kadangi tai yra ministerijų projektai, tai duomenys apie tų projektų finansavimą yra prieinami ir kitais šaltiniais. Šią sistemą tai tiesiog yra ranka įvedamas suplanuotas biudžetas, finansavimo šaltinis, išlaidų suma ir kategorija, tačiau visada šios duomenys, jeigu jiems kažkas, tarkim, atsitiktų, būtų pažeistas ar jų tenai vientisumas, pavyzdžiui, ar prieinamumas, tai galima gauti iš kitų šaltinių, tai todėl reikia atsižvelgti į tai vertinant būtent šią duomenų grupę ir jos svarbą. Trečia duomenų grupė yra tvarkaraščių terminų duomenys, tai tiksliau kalbant, tai būtų būtent projekto veiklos, kurių pagalba tas projektas bus įgyvendinamas. Tai būtent tų veiklų arba darbo grupių pavadinimas, aprašymai, priklausomybė nuo kitų darbų, pradžios pabaigos data, už tą darbą atsakingo projekto dalyvio vardas, pavardė ir koks yra statusas tos veiklos įvykdymo, tai yra kiek tos veiklos yra įvykdyta procentais. Sekanti duomenų grupė yra tarpiniai rezultatai projekto, kas irgi yra gana svarbu. Tai yra būtent pavadinimas to rezultato, aprašymas ir iki kada iki kokios datos tas rezultatas turi būti pasiektas. Tada yra rizikos duomenys. Natūralu, kiekvienas projektas turi savo įgyvendinimo riziką. Tai čia yra būtent ir įvardyjama, kokios rizikos yra išskirtos šiam projektui, koks tos rizikos tipas, jos aprašymas, kas yra atsakingas už tos rizikos valdymą, kokios tos rizikos pasiekmės, tikimybė, poveikis projektui, jos valdymo priemonės ir būsena.
Tada tokia ir iš įdomesnių grupių šitoje sistemoje tai būtų suinteresuotų šalių duomenys. Na, kadangi suinteresuotų šalių valdymas irgi yra neatsiejama bet kokio projekto valdymo dalis. Tačiau, na, vertinant, tarsi kartais galima būtų, na, susidaryti tokį klaidingą įspūdį, kad tai nėra labai aktyviai išnaudojama šitos informacinės sistemos funkcija, būtent susivesti suinteresuotasias projektų grupės, įsivertinti jų, reiškia, požiūrį į projektą, projekto palaikymo lygį ir priemonės, kaipgi mes kiekvieną iš tų grupių valdysime, kad neturėtų kažkokio tai neigiamo poveikio projekto eigai ir rezultatams. Tai tarsi kai kurios projektų komandos galbūt labai intensyviai naudosis šiais duomenimis ir dirbs su šiuo būtent sistemos funkcionalumu, kitos galbūt ne. Tai todėl, na, šitos grupės nereikėtų nuvertinti, nes, kaip matysim, gali tikrai turėti tam tikrą poveikį kai kurioms iš būtent išteklių poveikios sričių grupėms. Tada yra projekto komandos narių duomenys, tai būtent tai yra darbinė informacija, tai yra būtent ministerijoje dirbančių žmonių kontaktai, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas. Ir vėlgi, nors tai yra daugeliu atveju viešai prieinama informacija, bet vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kad galbūt tai priklauso nuo konkrečios ministerijos politikos ir galbūt ne visų darbuotojų duomenys yra skelbiami. Todėl šita duomenų grupė yra pakankamai jautri ir į tą irgi taip pat reiktų atsižvelgti vertinimo metu. Tada yra siekiami projekto rezultatai. Na ir tokia antra stambesnė duomenų kategorija yra klasifikatoriai sistemoje. Na, pavyzdžiui, rizikų klasifikatorius, projekto būsenų klasifikatorius, tačiau visi jie yra vidiniai. Tai yra, na, neturi jokių jie negaunami iš kitų sistemų arba neužtikrina sąryšio su kitomis informacinėmis sistemomis, todėl vertinimo metu visus juos galime apjungti ir tiesiog traktuoti kaip vieną duomenų grupę. Kad būtų šiek tiek lengviau įsivaizduoti, kaip galėtų tie duomenys atrodyti toje sistemoje, tai čia galima matyti keletą sistemos langų. Tai pavyzdžiui, vienas iš jų yra projekto informacijos langas, kuriame, kaip ir matome projekto pavadinimą, jo prašymą, tikslą, biudžetą, pradžios pabaigos datas. Taip pat galima projekto informaciją nagrinėti ir naudojant projekto skydelį. Čia jau matytume daugiau, pavyzdžiui, biudžeto rodiklis ar kažkokių nukrypimų, ar kaip yra tvarkaraščio rodiklis, kaip yra gyvendamos mano jau minėtos projektą sudarančios veiklos. Na, tai yra konkretus rodikliai, apskaičiuojam pagal formulės ir čia jau galime iš tų turimų duomenų, jie ir susidėlioja ir galima matyti jų būsenas, ar kažkas negerai, ar galbūt viskas yra gerai su konkrečiu rodikliu. Taip pat matome ir rizikas, problemas, kiek čia tų, reiškia, rizikų yra. Tai, pavyzdžiui, kažkoks konkretus čia projektas, jis, tarkim, turi mažas ir vidutinės rizikas. Na ir taip pat galim pasižiūrėti informaciją apie darbų grupės, kiek darbų atlikta, kiek vykdoma, kiek galbūt vėluoja. Taip pat dar skydelėje, iš tų, kaip ir aš minėjau, įdomesnių duomenų grupių mes matom suinteresuotų šalių informaciją, kaip čia galima tiesiog aprašyti abstrakčiau, organizatoriai, lektoriai, dalyviai, galima nurodyti ir konkrečias institucijas ar netgi žmonės. Tai aš kaip ir minėjau, šita grupė neturėtų būti per daug nuvertinama jos svarba, nes iš tikrųjų viskas priklauso nuo to, kaip vartotojai ją dirba, išnaudoja ir dėl to jinai ir pakankamai turi nemažą įtaką šios sistemos svarbos vertinime. Na ir taip pat, čia yra projekto naudos siekiamos tame skydelėje matyti.
Labai svarbus yra Ganto diagramos langas, kadangi jį sueina faktiškai labai daug informacijos iš skirtingų duomenų grupių. Tai matot ir veiklos, yra ir pradžios pabaigos datos, įgyvendinimo, reiškia statusas, būsena ir procentas. Taigi šitame Ganto diagramos lange tai tikrai naudojama daug tų duomenų grupių. Pakankamai yra svarbus elementas. Na ir komandos narių langas taip pat, kaip aš ir minėjau, čia eina atrodytų tokia daugiau tarnybinė ir dažnai šiaip prieinama viešai informacija, bet tai irgi priklauso nuo konkrečiai kiekvienos institucijos vidaus politikos šito klausimu. Tai tiek trumpai būtų apie pačią sistemą ir kaip ir antroje mokymų dalyje kalbėjom, tai pradžiai prieš vertinimą mes pasižiūrime į tą sistemą iš veiklos pusės, pasižiūrime į tas grupės, kaip jos naudojamos veikloje. Ir pagal tai mes galime prieš pildyti jau konkrečius išteklių svarbos vertinimo metodikos priedus, įsivertinti, taigi kokias poveikio sritis įtakoja šitoje sistemoje tvarkomi duomenys, ir konkrečiai kokius kiekvienoje srityje iš tų identifikuotų pogrupius irgi įtakoja šios sistemos duomenų grupės bendrai. Tai čia galime išskirti 3 poveikio sritis, kurioms yra svarbu šioje sistemoje esantis duomenys. Tai pirmoji yra gynyba, nacionalinis saugumas ir žvalgyba ir kaip aš ir antroje mokymų dalyje minėjau, tai būtent tas A11 pogrupis, kuriame mes kalbame apie pasitikėjimą valdžios institucijomis, tai jam būtent kai kurie šioje sistemoje esantis duomenys, tikrai jų konfidencialumo ar vientisumo pažeidimas gali turėti poveikį, kadangi, jeigu, tarkim, mes matome, ypač jeigu matome neteisingą informaciją, vientisumas yra pažeidžiamas apie vykdomus ministerijų projektus ir tai yra matoma, skelbiama informacija viešai, tai galim daryti prielaidą, kad, pavyzdžiui, ten blogai įgyvendinami projektai, jie vėluoja. Ir tai gali kelti tam tikrą galbūt ir nedidelį, bet nepasitikėjimą centrinės valdžios institucijomis. Lygiai taip pat kaip ir konfidencialumas, galbūt kažkokios duomenų grupės, kuris šiaip viešai yra neskelbiama informacija, jos konfidencialumo pažeidimas irgi gali turėti tam tikrą įtaką šitai poveikio srities pogrupiai. Tada antroji poveikio sritis, kurioje naudojami šioje sistemoje esantis duomenys ir kur įtakoja ją, tai yra viešas saugumas ir teisėsauga, ir čia būtent yra A37 pogrupis poveikis fizinių asmenų reputacijai, kadangi tiesiog šitoje sistemoje mes galim matyti informaciją apie projektų vadovus, tai vieni iš profesinės, pavyzdžiui, pusės žiūrint, jeigu, tarkim, tavo vadovavimas projektas atsilieka nuo grafiko arba yra keli tavo vadovavimo projektai ir jie atsilieka nuo grafiko, tai tiesiog gali įtakoti jų profesinę reputaciją. Tai, kaip aš ir minėjau, pakankamai yra svarbu tam tikras grupės įvertinti, kuriuose yra asmens duomenys. Ir viešos administracinės paslaugos, tai natūralu, A51 pogrupis, nes čia yra įtakojamas vidinis, kaip pasakyti, vienas dalykas tos kontroliuojančios institucijos vidaus procesas, kadangi jeigu ypač iš prieinamumo pusės duomenys tam tikri bus neprieinami, arba jie bus iškraipyti, arba pažeistas jų konfidencialumas, tai galbūt sutriks kuriam laikui tų projektų kontrolės stebėsena ir tam tikrų sprendimų priėmimas. Iš kitos pusės vėlgi, jeigu ministerijos naudoja tik šitą sistemą savo projektų valdymui, tai galbūt pati ta projektų valdymo veikla ir sutriks. Tačiau, aišku, patys projektai nesustos, bent jau priklausomai nuo to, kokiam, aišku, laikui tas sutrikimas vyks. Tai todėl tas poveikis greičiausiai bus mažas. Ir prisiminimai prieš pereinant prie to antro priedo Excelio lentelės pildymo, tai
galim pasižiūrėti tą metodikos pirmą priedą, būtent susijusi konkrečiai su šitomis 3 poveikių sritimis, su kuriomis mes identifikavome savo šios sistemos ryšį. Tai būtent A1.1 pogrupis poveikis politiniam stabilumui, valstybės suverenitetui, teritorijos vientisumui ir konstitucijai santvarkai. Tai kaip ir minėjau, greičiausiai tai bus tiesiog pavieniai, neturintys kažkokio masinio pobūdžio nepasitikėjimo šiuo atveju centrinė valdžia apraiškų atvejai. Į aukštesnius poveikio lygius mes turbūt nepretenduosime, kadangi vis dėlto tai yra labai nedidelė tų projektų aibė ir plus tai yra tiesiog daugiau informacija apie vairias iniciatyvas ir jų įgyvendinimą. Tai dėl to greičiausiai, vertindami tame Excel'yje mes eidami per konkrečias duomenų grupės, ten, kur aktualu, žymėsime būtent 4 poveikio lygį. Tada A3.7 pogrupėje poveikis fizinių asmenų reputacijai. Vėlgi, kadangi šią sistemą naudojasi iki 1% valstybės institucijų ir joje yra, jos naudotojai tenai saugoma informacija apie asmenis konkrečius, tai būtent projekto nariai, vadovai, tai irgi nesieks to daugiau kaip 1% valstybės gyventojų, tai greičiausiai poveikis vėlgi bus juntamas iki 1%, tai yra tas žemas poveikio lygis. Ir galiausiai A5.1 pogrupis, poveikis viešos administracinės paslaugos teikimui, tai kaip ir minėjau, bus paveikta iki 1% valstybės institucijų, procesų. Ir irgi vėlgi greičiausiai tas poveikis vertinime jis bus 4 žemas. Taigi ir dabar bandysiu pasidalinti ekranu būtent Excel'io, kuriame jau yra papildyta būtent šitos sistemos svarba. Tai parsisiuntę iš mūsų tinklapio svarbos vertinimo formą, matysite, kad ten susideda iš tokių 2 darbo lapų. Tai titulinis lapas, kaip aš ir jau antroje mokymų dalyje minėjau, jame tokia suvedama bendro pobūdžio informacija. Tai pirmiausiai būtent ta data, kada jūs jau atlikote vertinimą, jį suderinote su valstybės informacinių išteklių valdytoju ir jau ketinate duoti derinimui ekonomikos ir inovacijų ministerijai, tai čia įvesite į šitą laukelį, bet galime įvesti, kad ir šios dienos datą. Tuo tarpu, jeigu kažką tikslinsit ir keisis tie vertinimo rezultatai, ta Excel'io forma jau gavus iš ekonomikos ir inovacijų ministerijos kažkokias pastabas, tada įvesite tą patikslinimo datą. Ir natūralu, jeigu atlikus vertinimą, suderinus rezultatus, užfiksavus, kokiai rūšiai priskiriama informacinė sistema ir jos duomenys, po kurio laiko atsiras poreikis vėl patikslinti tą vertinimą, atsiradus, pavyzdžiui, naujoms duomenų grupėms, tai tada jau kursite naują šitos formos versiją ir tokiu būdu ją tikslinsite, taip kad būtų išsilaikytų ir ankstesnės versijos. Taigi, tarkim, galim teikti, kad šita sistema nėra valstybės, tiesiog galbūt, jinai naujai gali būti steigiama, įsivaizduokime, ar nėra dar RIS kodo, tai mes čia tiesiog tada nurodome jos pavadinimą, projektų valdymo informacinė sistema. Jeigu jau šita sistema būtų įsteigta, turėtų savo patvirtintus nuostatus ir tai tada čia reikėtų ir registruotą registrų informacinių sistemų registrę, tai čia įvestumėte registro kažkokį tai kodą ir automatiškai Excel'io forma jums įvestų jau šitos sistemos pavadinimą. Ir automatiškai, jeigu vertinsit vidaus administravimo informacinę sistemą, tai čia įvesite jos pavadinimą atitinkamam laukelį. Taip pat dar, tiesiog žiniai reikėtų nurodyti šio vertinamo ištekliaus valdytoją ir tvarkytojo informaciją. Ir tuomet pereiti jau prie antro darbo lapo,
išteklių svarbos vertinimo formos pildymo. Ir čia jau matote yra suvestos tos jau mano prezentacijoje rodytos duomenų grupės. Ir tada pradžiai, kad būtų paprasčiau, tiems poveikio sričių pogrupiams, su kuriais šitos sistemos duomenys neturi ryšio, nedaro jokios įtakos, nėra naudojami, iš karto galite susivesti nulius, tai yra, kad nėra poveikio, nėra ryšio, tai reiškia pagal metodiką. Tai ir atkreipiu iš karto dėmesį, kad pildytumėte tik violetinę spalvą esamus laukelius, nes pilki laukeliai yra užpildomi automatiškai, apskaičiuojant tuos maksimalius poveikio lygius. Ir čia, kad neišsigadintų formulės, tai reikėtų dirbti tik su violetinė spalva pažymėtais laukeliais. O pilkuose jau matysite tai, ką pati forma automatiškai jums paskaičiuoja. Ir susivedus, užsižymėjus nulius ties tomis poveikio sritimis, jų pogrupiais, kur vertinamos informacinės sistemos ar registrų duomenys neturi jokios sąsajos, galime tada jau imtis tų sričių, su kuriamis mes identifikavome, kad turime ryšį. Ir kur tada kiekvieną duomenų grupę mes imame, pavyzdžiui, pasimam pagrindinius projekto duomenis ir įvertinam taip, kadangi čia visų pirma yra sąsaja su projekto vadovu, su institucija, kuri gyvendina projektą, yra matomas projekto pradžia, pabaiga, koks etapas. Tai tokių duomenų konfidencialumas, jeigu būtų, tarkim, paviešinta daugiau negu šiaip iš tos sistemos yra skelbiama duomenų, arba, pavyzdžiui, pažeistas vientisumas, yra kažkokia klaidinga informacija pateikta, tai būtų fiksuojamas tas, kaip aš ir minėjau, mažas poveikio lygis, kadangi tai yra susijęs su labai centrinė valdžia ir tik tai jos labai valstybės mastu žiūrint nedidelę vykdomų projektų aibę. Ir prieinamumas šiuo atveju, jeigu sistemos duomenys būtų neprieinami, jis neturėtų kažkokio tai poveikio ar nesukeltų nepasitikėjimo centrinės valdžios institucijomis. Tačiau būtent šitoje sistemoje tų duomenų, ypač kurie yra skelbiami viešai, jų vientisumo pažeidimas arba per daug duomenų paskelbimas, negu reikėtų, jau jisai galėtų įtakoti tam tikrą nepasitikėjimą valdžios institucijoms. Todėl čia žymimas ketvertukas, o prie prieinamumo mes žymim 0. Tai yra, šita duomenų savybė šitam kontekste jinai nėra vertinama. Tai šiuo atveju irgi žymime, kad yra 0. Tada galim pasižiūrėti, kaip pagrindinių projektų duomenų grupė, jinai kokią įtaką, kokį poveikį daro. Matom, kad fizinių asmenų, kokį jinai poveikį daro pirmiausiai reputacijai, kaip aš ir minėjau, mes dar esame išsiskyrę poveikį fizinių asmenų reputacijai, tai vėlgi čia, kadangi tai yra nedidelis gyventojų skaičius, iki 1% šitoj sistemoje, tai žymėm, kad yra mažas poveikio lygis. Ir prieinamumas, kad kažkokie duomenys bus neprieinami, tikrai tai reputacijai neturės, neaktualis šitą savybę šitam kontekste, mes vėlgi pasižymime 0. Ir tada dar įvertame pagrindinio projekto duomenų įtaką, poveikį būtent tam projektų valdymui, tiek toje koordinuojančioje, kontroliuojančioje institucijoje, tiek ministerijose. Ir šiuo atveju prieinamumas be abejo tikrai bus svarbus, nes net neprieinant prie sistemos duomenų, negalint su jie dirbti, natūralu, kad galimas tas poveikis, bet jis nebus didelis, nes tai palies irgi nedidelį skaičių institucijų. Ir plus, kadangi jos gali turėti net ir alternatyvius kažkokius projektų valdymo įrankius, tai tokiu atveju tiesiog paprasčiausiai, kaip čia pasakyti, tai neturėtų kažkokio didelio poveikio nei projektų įgyvendinimui, tiesiog tik jų valdymui ir stebėsenai. Ir tas pats su konfidencialumu, vientisumu, žinoma, jeigu jie būtų pažeisti, tai poveikis irgi
galimai būtų, bet vėlgi nedidelis, tai vadovaujant tuo pačiu principu, kiek institucijų yra šios sistemos naudotojai. Ir plus, kad išorinių kažkokių naudotojų, kaip ten piliečiai ir panašiai, neturi. Tai analogiškai mes turėtume pereiti per visas duomenų grupės ir kaip matom ir suinteresuotų šalių duomenys, jie irgi turi įtaką A11 sričiai, kaip aš ir minėjau, nes tarkim, čia dar yra įdomus niuansas, pavyzdžiui, kad priklausomai nuo to, kaip aš aprašysiu savo suinteresuotasias grupės, vėlgi gali netgi būti kažkoks tai įtampų sukėlimas tarp pačių institucijų, jeigu tie duomenys, jų konfidencialumas būtų, pavyzdžiui, pažeistas, nes šiaip tai yra sistemos vidiniai duomenys, jeigu būtų jie išviešinami, tai pavyzdžiui, tikrai, jeigu neigiamai kažkokia prašytum institucija, kaip neigiamą projektą vaidmenį vaidinančią suinteresuotą grupį, tai irgi gali kilti tam tikros įtampos ir todėl netgi ir čia šitai grupiai mes žymėme, kad tai yra poveikis, kad ir mažas. Na ir taip pat dėl poveikio projekto komandos nariam, pavyzdžiui, vientisumas, galbūt čia ir nėra aktualiai vertintina savybė, galbūt mes galim pridėti kažkokių hipotetinių projekto narių, natūralu, tada galbūt irgi galėtume kažkaip tai paveikti, tai mes galime sakyti, kad poveikis, pavyzdžiui, 4 šiuo atveju, bet konfidencialumas čia yra turbūt svarbiausiai, kadangi jeigu, būtų paviešinti, pavyzdžiui, tų projektų komandos narių duomenys visi, tai vėlgi susijęta su institucijomis konkrečiomis ir pagal jų gebėjimą valdyti savo projektus galbūt galėtų kilti kažkokie nepasitikėjimo atvejai. Tai taip supildė su klasifikatoriais, klasifikatorių duomenimis, kaip aš minėjau, tai irgi yra įdomi grupė. Tai čia šiuo atveju jie aktualūs yra tame A51 pogrupyje. Taip, ir būtent iš vientisumo ir prieinamumo pozicijų žiūrint, nes, natūralu, tai sistemai, jeigu kažkas atsitiks jos klasifikatoriams, tai jinai irgi su jie sutriks darbas. O tuo tarpu kitoms poveikio sritims, ten reputacijai fizinių asmenų ar būtent tam A11 pogrupį klasifikatorių, pavyzdžiui, duomenų grupė nevertintina, nedaro poveikio. Na ir taip susipildom kiekvienai duomenų grupiai, pereinam per poveikio sričių pogrupius ir pasižiūrime jos konfidencialumo, vientisumo, prieinamo pažeidimo poveikio lygį. Ir pati forma mums suskaičiuoja, kaip mes ir matome, automatiškai galime pasižiūrėti, koks bus bendras poveikis A1 sričiai, pavyzdžiui, žiūrint iš pagrindinio projekto duomenų prizmės. Tai matom, kad būtent bus mažas poveikis, konfidencialumo, vientisumo, prieinamumas, kaip ir šiai sričiai nedaro poveikio. Tada galim pasižiūrėti už visas duomenų grupės pagal pogrupius, pavyzdžiui, tai matom, kad veikiamas iš A1 srities tik tai tas pirmasis pogrupis ir automatiškai, aišku, visai sričiai vis tiek tas poveikio lygis yra mažas, nes tas A11 pogrupis, jisai ir veikiamas, jo poveikis yra 4, tas mažas, tai jisai ir duoda, kad šitai sričiai šitos informacinės sistemos duomenys daro mažą poveikį, būtent dėl to, kad jinai yra susijusi su A11 pogrupiu. Ir tada, ką mes matome toliau, tai galim pasižiūrėti maksimalų šitą informacinę sistemą sudarančių duomenų pažeidimo poveikio lygį pagal kiekvieną duomenų grupę. Jau visoms poveikio sritims, per visas poveikio sritis, tai išrenkamas yra maksimumas ir matom, kad čia per visas poveikio sritis pagrindiniai projekto duomenys turi mažą poveikio lygį pagal visas savo duomenų savybės, jų pažeidimą. Tada, pavyzdžiui, biudžeto duomenys buvo antroji grupė, pagal konfidencialumą poveikio nedaro, tačiau vientisumas ir prieinamumas daro šitą grupę mažą poveikio lygį. Ir taip pat tinkamai mes galim pasižiūrėti kiekvieną duomenų grupę, pasižiūrėti, kurios yra jų kritiškiausios ir tada būtent
pagal 70-72 stulpelio duomenys forma automatiškai išrenka maksimumą konfidencialumui, tai perėjus per visas duomenų grupės, šiuo atveju pas mus yra 4, mažas poveikio lygis, tai vadinasi visos informacinės sistemos tvarkomų duomenų maksimalus pažeidimo poveikio lygis būtų 4, tada vientisumas yra 4, bet pavyzdžiui, jeigu aš kažkur padaryčiau, kad čia būtų trejetas ar ne, na, kad ir, tarkim, pakoreguot galiu įvertį, tai vat matot, yra tam tikroje duomenų grupėje jau vidutinis poveikio lygis, tada vientisumas pagal informacinę sistemą apibendrinus, jau jis būtų vidutinis, taptų vidutiniu. Na ir galiausiai prieinamumas lygiai taip pat išrenkamas maksimalus poveikio lygis, na ir mes gaunam, kad realiai šitas informacinės sistemos lygių poveikio lygis pagal visas duomenų savybės, jų pažeidimo poveikį yra mažas. Ir tada forma automatiškai paskaičiuoja, nustato, kokiai rūšiai priskirti šitą informacinę sistemą ir joje tvarkomus duomenys, ir mes matom, kad yra 4. Ir vadinasi, tai yra mažos svarbos informacinis išteklius mūsų atveju. Na ir būtent taip analogiškai mes fiksuotume ir pagrindimo formoje. Tai yra pagrindimo formą mes užpildytume lygiai taip pat aprašydami tą pačią logiką, mes paimtume konfidencialumo savybę, paimtume vientisumo, prieinamumo ir parašytume pagal kokias duomenų grupės, kodėl būtent tas poveikio lygis buvo nustatytas kaip mažas informaciniai sistemai. Na, tai čia šiuo atveju, pavyzdžiui, pagal ypač didelį vaidmenį konfidencialumui vaidina tos grupės, kur yra asmens duomenys. Projekto pagrindiniai duomenys, projekto narių duomenys, netgi suinteresuotų šalių duomenys, taip pat jeigu ten galimai gali būti įvestas kažkoks fizinis asmuo. Tuo tarpu vientisumas, vėlgi vientisumas turbūt svarbiausias yra reputacijos atžvilgiu ir irgi tam konfidencialumą, reiškia pasitikėjimo tą A11 srities pogrupę atžvilgiu ir būtent projektų valdymo arba paslaugos teikimo pogrupio atžvilgiu. Ir irgi galim paanalizuoti, kad kadangi tai yra būtent tik tai 14 ministerijų duomenys, tai, kaip sakyt, na, tiesiog ir taip pagrįsti. Na ir galiausiai pabaigai norėtųsi pateikti apibendrinimą šitiem visiem mokymam, kad svarbiausia žinutė, kurią mes norim ištransliuoti, tai yra, kad ir šio pratimo esmė yra pasižiūrėti į valstybės informacinius išteklius ir jų svarbą per juos sudarančių duomenų prizmę. Tai yra, kad duomenys jau nebėra vien tik tai tų žmonių, kurių pareigybėse yra žodis duomenys ar IT rūpestis, kad duomenys yra visų mūsų bendras rūpestis ir turtas. Ir taip yra teigiama ir naujai išleistoje MIT, Massachusetts, reiškia, knygoje Data is Everybody's Business. Ir nors galbūt daugiau šita knyga yra skirta verslo organizacijoms, bet pats principas, kad duomenys tikrai yra visų rūpestis, jis tinka ir viešajam sektoriui. Ir ta žinutė, kad tam, kad būtų galima panaudoti sukauptus duomenis sprendimų priėmimui, teikiamų paslaugų kokybės gerinimui, biudžeto pajamų didinimui ar lėšų taupimui, tai būtinas ir veiklos žmonių įsitraukimas į šitą procesą. Ir būtent todėl šitam svarbos vertinime dalyvauti jau turi ne tik IT žmonės, ne tik saugos įgaliotiniai, bet ir duomenų valdymo įgaliotiniai, kurie yra už veiklą atsakingi žmonės ir geriausiai supranta, kurie iš tų duomenų yra svarbus veiklai ir kaip jie toje veikloje panaudojami. Tai vat būtent su šia mintimi ir norėtųsi šiuos mokymus užbaigti ir pasiems palinkėti sėkmės atliekant
savo valdomų išteklių svarbos vertinimą.